Lūšis iš lūšės valandos medžioja ne taip, kaip laukinė katė miške. Ji yra stebėtoja. Ji laukia, ji būdi, ji vertina. Yra paslaptis kažkas tokio, kas visada šalia, bet lieka nematoma. Ir galbūt jinai medžioja sielą. Aktorius taip pat medžioja, tik ne grobį, o tiesą. Jis bando atrasti tą tiesą scenoj iki tokio lygio, kad neliktų nei personažų, nei žiūrovų, nei pačio teatro. Yra tik akimirka, kuri tikra.